Sveiki, su jumis sveikinuos šį kartą iš šitos vietos. Esu netoli Krekenavos ir šį video pabandysiu kalbėti žymiai garsiau, nes su mano audio labai prastai yra. Tai esu užsisakęs mikrofoną, tai yra GoPro Media Mod, katras turėtų būti geriau, nes yra galio mikrofonas ir galbūt nereikės išorinio mikrofono. Nu ką, šiandien biškį patyrinėsiu šitos vietovės, pažiūrėsim pačią Krekenavą, pažiūrėsiu apylinkės, čia visai toks fainas keliukas atrodo prasivažiuoti, tai noriu prasivažiuoti, taip ramiai, stengsiuos garsiau kalbėti, kad būtų aišku ir bandom prasileikti čia. Esu padangas nuleidęs po 1.9 baro, tai turėtų būti tobulas šitikiam keliukas. Gal nepasitiliausias faktorius, bet turėtų būti gerai. Pravažiuotas, biškai nubėgęs kelias. Apšilimas, kalnelis. Kiek jau užmetė. Šiandien labai gražus oras. Sodybėlė. Dar viena. Wow. Teslos. Keičiu liniją. Labai svarbu yra, kai važiuoji linijom, ypač tokiais keliais. Nes, pavyzdžiui, šitą pusę dabar buvo man pilna šakų. Tai galima pasitvarkyti, pasikeisti. O čia koksai? Kokia statinokalnė. Važiuojam. O kiek čia išplautas kelias. Wow. Šiandien važiuoju ramiai, tam, kad galėčiau pasimėgauti važiavimu ir patyrinėčiau aplinką, kas čia yra. Tai aš čia pirmą kartą važiuoju. Reikia liniją gal pakeisti. Ir matysim, kas čia per draustinis. Tikiuosi jau šiandien geriau girdėsis, nes biškį garsiau bandau kalbėti, negu natūraliai kalbėčiau, vien dėl to mikrofono. Tai manau, kad bus viskas gerai. Gal persimės į Vėldiniją. O, kaip vėsų čia atvėsino. Aha. Ok. I see you. O, kaip rančio atrodo, wow. Tai nevažiuosiu šį kartą. Nežinau. Dabar man įdomu, kur veda šitas keliukas. Gal kur čia? Šakos. Nulinkusios. Vienas iš pliusų važinėti su motociklu, kad galima važiuoti tokiom vietom, kur su mašina jau nesirinkčiau važiuoti asmeniškai. Yra ypač toksai vidurys, aukštesnis negu įprastai. Tai, ne faina. O su mocu, man motociklas tam ir yra, kad būtų galima pravažiuoti, kur mašina negali pravažiuoti. Čia vienas iš pliusų su motociklu važinėjimas yra. Nes gali davažiuoti būtent ten, kur mašina negali. Ir galima daug nuotykių patirti bei pamatyti. Aš esu šiandien su kuprinė, tašiuką nusiėmęs, nes pagalvojau varysiu tokiais keliais, nereikia man tašiuko šiandien. Tai kuprinėlė susikrovęs esu, ką reikia, mantą. Ir matysim, kur čia mus veš. O, čia tokia
Kalneliai faini. Wow. Tikrai labai faina. Sustojau pailsėt, pasigrožėt gamtą, miškeliu, pasidžiaugt garsais, biškį atvės, nes labai karšta, labai šilta diena šiandien, 23 šilumos, tai faina, po kol kas labai faina vieta, labai tokia graži pradžiai smėlinga, o dabar toks miškiuks, toks miškio paklotės, keliukai, tai tokie truputėlį turi smėlio, bet taip pat ir yra kietas tas smėlis, biški mats, kad po lietaus. Tai va, pasižiūrėkit, kaip atrodo. Labai gražiai. Sustojau biškį atsigert vandens. Labai karštai įsidėjau vandens. Lemba. Reikia būtinai gert vandenuką. Įsidėjau į rankšluostį, tai varysim maudytis. Nebijok, nelus. Man tai patinka gerti iš stiklinės taros, nes jaučia plastiko. Žymiai skaniau geras vanduo. Va taip va ir atrodo. Su kuprinėlė. Žygio kuprinė užsimetęs. Taip užsisiugu. Kad nereiktų man visą svorį laikyti, tai šitie man padeda laikyti svorį. Tai va, važiuosiu toliau pažiūrėti, kas ten dedas. Šiaip įdomu, po kol kas labai karšta. Po šito reikės važiuoti kažkur maudytis. Tai šitą video stengiuosi daugiau fokusuotis į filmavimą negu patį važiavimą. Tai daugiau kadrų padarysiu vien todėl, kad pačiam fainiau ir šiaip. Manau, kad tai yra geresnis būdas perteikti mano važiavimą, daugiau paduodant kadrais, o ne vientis šalmo perspektyvą. Aišku, man patinka šalmo perspektyva visai faina. Bet kai yra papildomų tokių kadrų, tai yra labai gerai. Tai gerai, dar pastoviu kokias 5 minutės pailsiu ir važiuoju. Varom toliau. Kruizas su Afrika, o lūdus šitą. Nieko nepalikau. Jeigu palikau, tai ir tegul būna. O, čia tokia. Kalniukai, wow, faina. Kur yra šaknės išsikišusios, iš karto slysta ratas. Todėl, kad mediena yra slidesnė danga. Ir kai medieną važiuojam, tai yra labai slidu. Reikia visą laiką tą turėti galvoj. Tai tokia atodangaižė sodyba. Wow. Gražutės gėlės. Ramiai kruizinu. Nepažįstu vietos, tai gal nenorėčiau spausti. Nežinau, kas čia yra. Nu čia yra kur nusukti. Tai per pelkytę. O, kokia pelkytė. Pravažiuojam.
O, kokia čia pelkė. Irgi tokia atodanga faina. Galima mušti aukštesnį bėgį. Nu gerai, gal ir negalima. Žiūrėsi, namai. Tokia melis. Ai, čia baigėsi draustinis. Reikia, blemba, neužmiršti garsiau kalbėti. Eina savo, tikrai pabūs. Sukamės atgal. Noriu padrasinti dar prasilėkti. Mučiūnai. Tai kempingas, okei. Plausiu šiandien maciuką, kadangi galvojau, gal nevaryt per tas pelkes, bet visai linksma. Bet po toks tas linksmumas. Apsitaškiau visur. Nu, turėsiu veiklos, nusiplaut mocą. Apsitaškiau visus. Tik per pelkę pervažiuok. O, dar vandens yra. Toks tas draustinis. Nedidelis draustinis, tikėjaus dar didesnio. Bet šiaip labai gražu. Čia irgi draustinio pabaiga, nu ar pradžia, whatever. Kaip nori taip skaityk, nes ten iš kur aš atvažiavau, ten yra įvažiavimas vienas ir čia yra vienas įvažiavimas. Tai aš dar važiuoju ten tiesiai ir dar bus po dešinę vienas toks posūkis. Reikia pravažiuoti, pasižiūrėti. Ir tada varom maudytis, nes nafig kaip karšta. Nu, frikėlė jau atvėso. Stengiasi temperatūrą neperkaitinti moco, kadangi prižiūrėti reikia, kad neužvirtų antifrizas. Nu, gal jau nebešausiu per pelkę, jau prišaudžiau. Užtenka. Pasidžiaugiau ir užtenka. Ir dabar biškį drąsiau jaučiuosi. Kadangi jau truputėlį susipažinau su aplinka. Kas čia per vieta. O, kaip manevruojasi, o prikėlė. Iš kūno. Tiesiog iš kūno. Pasukim čia takos. Pavažiuosim, jeigu kažkur tai negalima pravažiuoti, baisiai nevažiuosiu. Nenoriu murdytis po purvynų su Afrika. Padangos tikrai ne tam skirtos. Visada galima, tačiau nenoriu šiandien. Noriu va taip ramiai. Prasilėkt ramiai. Kempingas. Eik tu geras. Gi sakiau, kad noriu maudytis, primeti. Eik tu kietai. Okei. O. Gi sakiau kaip tik, kad noriu maudytis. Kaip fainai. Tai čia faina. Sakis. Aфиgenai. Wow. Reiks eit pažiūrėti, ar galima čia maudytis ar ne. Labai graži vieta. Ten ar galima tikriausiai kažkur važiuoti, bet aš ties čia
ir sustosiu. Tik va čia va toks vaizdelis, kur net galima fotkelę pasidaryti iš tikrųjų su Afrika. Ką aš turiu kupriniai? Vandens, droną, turiu rankšluostuką, eisi maudytis. Čia tik galima ateit pasižiūrėti. Nelabai čia maudytis galima. O aš jau apsidžiaugiau. Ne, čia nebrisiu, čia labai apaugę viskas. Jo, su šito kempingu neišdegė. Galvojau, kad čia yra maudykla, bet buvo kažkada maudykla, tik dabar nevalyta ir neįmanoma maudytis. Šiaip yra ir persirengimo kabina. Yra čia kempingėlis padaryti supinės yra. Labai faina iš tikrųjų. Vieta čia atvaryt pailsėti tikrai faina. O čia yra... Taip net nepagalvotum, kad tokioje vietoje tai... Visai verta varyti tyrinėt, nes galima daug vietų atrasti. Ir aš visus kiaurai šlapės esu. Suprakaitavau. Labai karšta. Lėtai važiuoju, tai per miškelį važiuojant yra vėsiau, nes vėsina medžiai, tiek vėjas, ta prasme, žymiai vėsiau yra važiuoti miškeliu, bet turi palaikyti tempą, bet jeigu nepalaikai tempo, tai ir tada vėl karšta ir tu kaisti, ir mocas kaista. Žodžiu. Tai dabar koks mano tikslas toliau? Dar reikia man nuvaryti, išsimaudyti būtinai, susirasti vietą išsimaudyti, čia kažkur aplinkui Krekenavo mano tikslas šiai dienai. Ir tada dar nuvarysiu truputėlį palei Krekenavą pasivažinėti. Nes yra labai graži bažnyčia, mačiau yra apžvalgos bokštas, tai bus proga prie jo nulėkti. Ir dar vieną vietą mačiau liktais yra, tai nenoriu dabar išduoti, nuvažiuosim ir bus aišku. O dabar dar biškį pailsiu. Kokios vietovės, kokios lygumos. Tik pažiūrėk, kai čia lygų. Blemba, va čia tai apylinkės. Lygų. Wow. Gražiai atrodo iš tikrųjų, labai faina maudykla. Sėdėjau biškį, pailsėjau. Tai kas belieka? Šoku į aprangą. Va ir viskas. Peršokau į aprangą. Laiks riedėti kelią. Afrikėlė pailsėjo, atsigavo, atvėso. Aš irgi pailsėjau, biškelį čia pavėsė, atvėsau. Kraunu šmutkės ir judam. Varom lauk jau iš maudyklos. Nu labiau čia pailsėvietė, sakyčiau. O čia kaip gražiai. Šiaip labai fainas keliukas. Labai kalnuotas. Jaučiuosi kaip kokiam motokrose, nors nesu buvęs gyvenime, bet kiek matęs iš video, grinai va taip, pašokinėja kalnelis po kalnelio. Šiaip rekomenduoju šitą vietą atvaryti pailsėti, aš pats varysiu, tai tikrai faina vieta. Tokia nuošalė, nelabai kam žinoma. Ir tikrai reiks čia sugrįžti, pailsėti su palapinę, pernakvoti. Dabar kažkoks mokinimas važiuoja ir viskas. Tai, o kaip kitaip įgysiu praktikas, jeigu nedarydamas to. Nu kalnas, tas biškį pabėgęs, tai galima biškį važiuoti. Daugiau gazo. O,
posūkių dar būna atsargus, nes va tokių problemų galima prisidaryti greitai, jeigu nežinai, kas už posūkį laukia, koksai smėliukas ar tešlynai, labai greitai galima nusidrėpti. O kol kas šitie du fainiausi kalniukai šiandienai. Labai smagus kalnai. Na, čia toks paprastas labai. Labai jau noriu žiūrėti, kur išsmaudyti. Ten kažkur kelias veda. Šį kartą nežiūrėsiu. Gerai, su šitą vietą atsisveikinu. Žiūriu, kur čia toliau veda. Lygtis, kad čia maudykla rodo man. Kaip viskas prie vietos. Iškart maudykla, tai gal ir nieko visai. Labai norėjau tą kalną įvažiuoti. Reikia suktis. Tai tiesiog kažkur posūkiukas turėtų būti. Tai turėtume rasti. Mano pasiliaukas. Turėtų būti dešinė, nes aš pražiapsojau posūkį, nes norėjau labai į šitą kalną įvažiuoti. Rodom posūkį. Voverėm. Taip. Nu, čia jau galima išsimaudyti, kaip matau. Čia jau taip ir bus, taip ir darysiu. Eina savo pagaliau. Eisiu rengtis. Labai noriu išsimaudyti, žiauriai karštą. Labai faina tokia vieta. Gulbės čia plaukioja. Kaip šitą kamerą užsilenkia. Matas. Gulbytės. 6 gulbės. Šiaip vieta labai graži, rami. Jau nusimečiau viską. Reikėtų pratestuoti vandenuką. Šiaip maudykla, nežinau, ne pačiu geriausiai vietai, ten pagrindinis kelias. Tai maudykla gal, nežinau. Nesirinkčiau čia maudytis kitą kartą. Nu, bent jau dugnas neblogas. Šiaip skaidrus vanduo. Matosi dugnas. Tai fainai. Oh, kaip gerai.
Aš jau ir išdžiūt spėjau, jau sėdžiu čia, čilinu, mėgaujos vaizdais. Maudykla kaip ir gera, tik tais, kad prie pagrindinio kelio. Tai va, čia didžiausias minusas. Bet atperka tas, kad dugnas švarus vanduo, tai labai faina iš tikrųjų. Labai faina vieta iš tikrųjų. Išsimaudyt pats gazas. Aišku, čia nenakvočiau, tai jau tikrai. Visas išdžiūvau, jau apsirengiau. Motociklai tik laksto pro šoną, kviečia paralinėti. Aš dar nesusipakavau nieko, tai tiek to pakingo aš turiu. Apsirengti aprangą, kuprinį užsidėti ant pečių ir viskas. Dar noriu nulėkti, pažiūrėti, kur ten veda tas žvyrkelis. Kažkur tai tikrai veda. Ant žvyrkelio jaučiuosi žymiai drąsesnis, po biškį vis drąsėju ant žvyrkelio. Tas yra labai gerai, nes pats jaučiu, kad jau drąsėju, galiu ir paspaust, galiu ir žinau kur nespaust, žinau kada spaust šį gazo. Tai jaučias truputėlį pagerėjimas. Jau yra 7 vakaro, dar užtruksiu, kol aš čia nufilmuosiu. Stengiuosi garsiau kalbėti, karts pamirštu, tai tikiuosi kažkas gavos. Su mocu tu privažiuoji visur, bet taip pat su mocu yra ir minusas. Kaip esi kely, tu turi garsų išmetimą, tu turi šviesas, tu vis tiek nesi matomas, reikia šitą įsidėmėti. Nes kely yra pavojus, ypač motociklininkus vasarom, tai labai daug nutrenkia. Dauguma, aišku, motociklininkų savo kaltę tai pasidaro, tai yra per miestus gazuoja, nestabdo atitinkamai, nereaguoja į situacijas, visko pasitaiko gyvenime taip. Bet daug yra neadekvačių motociklininkų, nugazuoja, nudugnais. Taip ir prisižaidžia žmonės, nespėja sureaguoti ir nutinka avarijos. Neginu automobilistų taip pat yra neapdairių, nepastebi, nenori pastebėti, yra kaip užsigalvoja, užsisvajoja, nežiūri. Tai miestai, būnant motociklistu, nėra pats fainiausias važiavimas. Todėl aš asmeniškai renkuos labiau žvyrkelius, miškiukus. Man tai duoda daugiau jaudulio, vien todėl, kad aš galiu testuoti save, aš galiu tobulėti, išmokti kažko, o važiuojant asfaltais, ką tik tais mocas guldomas ir tiek tų žinių, duobių išvengti ir žiūrėti, kad mašinai tave nevažiuotų. Paprasčiausiai pats pagrindas motociklisto, kai važiuoja į asfaltais. Viskas faina, yra gražių kelių, aš dar jų noriu patirti ir pamatyti. Bet taip pat kažkaip linkstu labiau prie va šitokių žvyrkelių, miško keliukų, smėlynų. Tai fainiau man iš tikrųjų. Mėgaujos momentu. Yra tiesiog labai faina vasara. Galima parelaksuoti šitaip. Turi pastoviai turėti aprangą. Jeigu neturi aprangos, labai daug matau važinėja su džinsais, treningu, pasirinkimas yra kiekvieno, ar ne? Bet bent jau minimalias apsaugas turėti. Labai svarbu batai, svarbu pirštinės, šalmas, svarbu kelieno apsaugas. Tai yra svarbiausi tokie punktai, sakyčiau, mano nuomonė. Todėl, kad reikia saugoti savo kūną. Tos apsaugos neapsaugos nuo lūžių, jos tik apsaugos nuo nudegimų ir nuo nubrozdinimų. Reikia šitai įsiminti į galvą. Kad apsaugos 100% neapsaugos, jeigu jau krenti, tai krenti. Jo, dar vienas minusas su motociklu, tai kai važinėjai. Jeigu jau ant asfalto tėkšės, didelis greitis, gerai neišsisuksi, galiu pasakyti.
esu kaip ir patyręs tą dalyką, bet daugiau iš aplinkos girdžiu, kad pastoviai lūžta kaulai. Tai aš pats asmeniškai nemėgstu lakstyti asfaltais. Todėl, kad aš žinau pasiekmes, kas gali būti, ne dėl to, kad čia bijau lėkti. Plius Afrika, ne asfaltais reikia lėkti, o žvyrais, miškais, smėliais, kalnais, pakopom. Prie ežeriuką va taip atvažiuoti aфиgenai. Bet ką aš noriu pasakyti, kad yra tų minusėlių važiuojant su motociklu. Nesi toks saugus, kaip važiuotum su mašina. Tai vat visą laiką reikia tą turėti omeny, kad turi būti ekstra ypatingai susikaupęs važiuojant su motociklu. Nes gali bet kokią akimirką tau, bet kokią situaciją gali nutikti, tau ratas paslys, tau akmenas parskris, tau žvėriukas išlys, mašinas taigi pradės stabdyti. Nu, žodžiu, yra iš tikrųjų tų niuansų su motociklu važiuojant. Bet kas atperka, va šitoks adrenalino jausmas, kad gali važiuoti, jauties toks nesustabdomas su mocu, nes gali lysti per bet kur, gali pralysti pro visokias ūkmes, pro visokius miškelius, takelius gali pravažiuoti. Kuprinė jau uždėta. Ten nevažiuosiu, kažkaip ten žolynai, tai kažkaip neįdomiai atrodo tenais man. Čia graži vieta. Tik sakau, niuansas toks, kad prie kelio. Tai tas užknisa, visą laiką užė mašinos, bet taip atvaryti, atsivėsint, pasaka. Posakį parodom vairiem. Gerai. Gerai, motoras dar nepašilęs. Reikia ramiai važiuoti. Gerai, iš pakaito. O jau fainas miškelis, toks chill. Yra 7 vakaro, nu beveik. Be 8 minučių 7 jau. Tai truputėlį temperatūra nukrito, atvėso. Truputėlį maloniau važiuoti, nebėra taip žiauriai karšta. Tai vis tiek labai faina. Nepalaičiu kokie purvynai. Ir manęs faido gaudo. Čia aš nežinau, aš tiesiai tai tikrai nevažiuosiu. Čia į dešinę aš nežinau, kur čia važiuosiu. Naup, čia nevažiuosiu. Nu gal dar pavažiuosiu tiesiai, bet čia labai šlapia. Tai čia paendūrint, eina savo čia atvaryti. Gerai. Ok, čia miškelis kažkoks tai. Tiesiog truputėlį iškirsta čia. Prasibandžiau manevrą, apsisukimo U raidę, tai visai paėjo, nereikėjo tampyti moco pirmyn atgal, tai sakyčiau neblogai. Ir šiaip Afrika stovi ir tokiam keliu tai neblogai. Nesijaučiu kažkokio diskomforto, gal kai va tokias vietas biškį pristabdau. Op, dešlynai. Eina savo ir šokau į vėžę. Kojas jau būtinai metu lauk. Gerai, aš važiavau tenai. Nujojau čia. Normaliai kažkaip magavau. Žvėrkelį biškį parodau gražiuką tau.
Kaip gerai važiuoja šakės. Aš kiekvieną kartą vis stebiuos, kad tokia senutė taip sugeba važiuoti. 91 metų Mocas varo, tai kietai. Pasistačiau kamerą filmuot, norėjau prasilėkti ir nuverčiau Mocą jau 5. kartas šį sezoną, kaip nuverčiau Mocą, tai jau 5 kartus kėliau Mocą. Dar vienas bajeris, kad aš su Afrika, kol važiavau čia, čia ir nuvirtau. Ir apsisukinėjau, nuvariau ir ten žmonės buvo maudykloje. Ir aš buvau čia pasistatęs kamerą. Čia šitai, kur Afrika dabar stovi. Ir kol aš nuvažinėjau tenai iki galo ir norėjau apsisukti, tai žodžiu, kai žmonės važiavo, aš buvau čia pastatęs kamerą. Tikriausiai vėjas nuvertė tą kamerą, nes aš buvau gan aukštai pastatęs. Ir aš jau važiuoju, čia parleku jau greičiu ir žiūriu, nebėr tos kameros. Ir aš galvoju, jie paėmė. Ir aš juos nusivijau iki pat daugiabučių, kur jie gyvena. Bet galvoju, blemba, ašgi nepatikrinau, ar bėra ta kamera iš viso. Tai dabar grįžau ir žiūriu, kad yra, nes aš nepuoliau pa žmonių, o tiesiog pažiūrėjau, kur gyvena. Ir tiesiog pasiekiau taip greitai, dugnais pasiekiau, tai blemba, kaip adrenalinas sukilo, šakės. Visada yra galimybė, kad paims kažkas Lietuvoje. Aš nežinau, gal dabar jau tiek nebeima, bet vis girdžiu, kad ima ir ima. Tai biškelį buvo streso, biškelį adrenalino, dabar viskas okei. Radau kamerą gulinčią. Maladės žmonės neėmė, tiesiog matė, kad aš čia filmuoju ir neėmė. Tai toks atnaujinimas pas mane. Biškį, aišku, šiktelėjau į batą. Galvoju, eik, tai čia dabar visą dieną filmuoju. Ir dabar jau viskas, galvoju, jau prarasta viskas. Jau net pradėjo mintis kilt, ką daryti toliau, kaip bus, kaip kas, nu žodžiu. Viskas yra gerai, viskas pasisekė. Tai reiškia, čia buvo ženklas, kad reikia varyti tiesiai į Kirkenavą ir žiūrėti į tas vietas. Taip ir padarysiu. Susitinkam jau Šalme. Sakiau, žinau, kad yra postas ir yra dar vieną vietą, ko noriu daryti. Noriu pasakyti Kirkenavą. Tikrai labai gražus centriukas ir skoningas. Labai faina. Nu atvariu tai kažkokį parkingą. Vidury laukų, vidury niekur. Ir varom pasižiūrėti, kas čia yra. Taip, Afrikėlė atrodo po šiandienos dienos. Linksmai. Ženklėlis. Turizmo trasos. Bet jeigu čia miškeliu praseit, iški praseinam. Pasižiūrėsim, kur čia veda viskas. Kokie lapai! Tu juokauji? Mano dydžio. Wow. Eik tu savo, kokie lapai. What? Kaip taip? Aš nežinau, kad galima iki tokio dydžio išaukt. Kad gali tiek...
aukštai išsistiepti. Kai atrodo, kai džiunglės lapų. O šie. Sulig manim. Wow. Okay. Tai iš viso aukšti. Varom žiūrėti, ką čia turim. Su dviračiu galima atvažiuoti, pasiparkuoti. Tai jo, čia yra tos trasos. O šiaip norėjau atvažiuoti prie malūnų iš tikrųjų, nes čia rašė, kad yra. Bet koks ten malūnas, jeigu ten žmonės atsirenovavę seną malūną ir gyvena. Tai jo, ne kažką. Privati valdova. Užsiprivatinę žmonės, tiesiog negalima čia būti. Nu, aš pasigrožėsiu gamta. Va tiek iš tos Krekenavos malūno nusivyliau. Privati valda. Malūną žmonės nusipirko ir dabar jau viskas. Jokių ėjimų. Nu, čia kas dabar? Platforma kažkokia. Aišku, kad reikia užlipti. Net nekelsiu droną iš tikrųjų, nes tikėjaus malūną prifilmuot, prifotkint ir nusivyliau. Tai grįžtu atgal prie Moco ir paskutinė mano stotelė bus šiandieną apžvalgos bokštas Krekenavos. Skrodžiai tiesiog žvyrkelių stovi kaip įkalta. Tai žiauriai gerai. Šitą legendą tai... Aš kalbu apie Afriką, aišku. Žiauriai gerai. Jeigu dar nematėt mano praeitų video, tai galit paspausti pažiūrėti, kaip man sekės baikerio naktyse. Kažkur įmesiu čia ar čia. Dar nežinau, kaip atrodo. Tikriausiai, kad čia bus baikerio naktis. Po to bus galima pažiūrėti ir motoslalomą, kas buvo labai faini. Eventai. Būkim atsargus, atsakingi. Jeigu jau pažiūrėt iki pačio galo, ačiū. Jeigu patiko, paspauskit patiktuką. Jeigu kažką turit patart, parašykit į komentarą. Visąlaik priimu visas įžvalgas. Man tai yra naudinga ir aš taip pat tobulėju.